Labadiena, esu Danielius Adomaitis, SMK aukštosios mokyklos dėstytojas, dėstau tiekimo grandinės valdymo dalykus, logistikos IT. Pagrindiniai dalykai, kurie yra svarbu šiuolaikiniam specialistui, tai ne tik žinios, bet ir gebėjimai įvairūs. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į reakcijos greitį, kaip specialistas greitai susigaudo situacijoje, kaip jis moka taikyti įvairiausius metodus ir priemonės. Studijų metu mes supažindinam labai daug su įvairiausių sprendimų, kurie taikomi praktikoje, ir kiek teko dirbti Lietuvos geležinkeliuose projektų vadovu, iš patirties galiu pasakyti, kad daugiausiai specialistas turi skirti dėmesio būtent įgūdžių lavinimui savo profesinėje srityje, o tai galima gauti per patyriminį mokymą. Pagrindiniai gebėjimai, kurie reikalingi logistikos specialistui, yra procesų žinojimas, seka, etapai, juose pasitaikantis neigiami veiksniai įvairūs, kokie sprendimai galėtų būti parenkami daugiausiai, ir šiuo atveju atsižvelgiant į nuostolių atvejus tiesiog pasirinkti geriausią sprendimą, leidžiantį didžiausią pridėtinę vertę sukurti įmonei. Pagrindiniai dalykai, ko daugelis įmonių tiesiog nori iš specialisto šiuolaikinio, tai yra būtent patirtis, o patirtis ateina taikant priemonės ir metodus realiose situacijose, ieškant sprendimų ir aktyviai reaguojant į pasitaikančias situacijas. Logistiką šiuo atveju galima suprasti kaip sritį, kuri apima materialiųjų srautų judėjimą, tai yra krovinių pervežimus, sandėlio operacijas įvairias, vėlgi klientų aptarnavimą, kas irgi ganėtinai svarbu, ir šitoje vietoje reikia užtikrinti, kad visas tas materialusis srautas judėtų tolygiai, nebūtų vėlavimų ir nesukeltų klientų nepasitenkinimą. Jaunam specialistui siekiančiam tapti geru logistu rekomenduočiau ne tik kaupti žinias, bet taip pat padirbėti praktiškai įvairiose įmonėse, sukaupti įgūdžių, kurie būtų reikalingi jam tobulėjant šioje srityje ir siekiant perspektyvų.